Aš skaitau artumą ir rekomenduoju jums ją skaityti ir užsiprenumeruoti. Bent dėl 3 dalykų. Vienas dalykas, kad artumoje galima jausti ir matyti visuotinės bažnyčios pulsą. Mes esam visuotinės bažnyčios dalis ir mums nedideliai šaliai yra svarbu žinot man asmeniškai, kas vyksta pasaulyje ir gauti tokią apgalvotą ir susistemintą medžiagą. Antras dalykas, čia yra nuolat aptariamos temos, kurios reikalingos mūsų, svarbios mūsų vietos bendruomeniai, tiek bažnytiniai, tiek visuomeniai. Pačios, sakyčiau, aktualiausios temos. Ir diskusijos, pokalbiai, skirtingos nuomonės. Tai leidžia pajausti pulsą tai, kas vyksta Lietuvoje pas mus. Ir trečias dalykas, kas yra man svarbu, kad nuolat čia yra vietos ir gailestingumo darbų aprašymai, kurio taip trūksta Lietuvos dar mūsų bažnyčios ir bendruomenių misijai, kad skelbtume Dievo žodį stipriau. Visada galima čia pasižiūrėti apie tai, kokie yra, ką daro ir Caritas, ir kitos organizacijos. Taip kad artuma atspindi tai, kas yra giliausia bažnyčios prigimtis. Ir liturgija, ir Dievo žodžio skelbimą, ir gailestingumo darbus, ir mūsų visuotinės bažnyčios bei Lietuvos aktualijas. Skaitykim ir prenumeruokim.